Tuo atveju, jei klientas tam tikrų nuomos laikotarpių negali naudoti pastolių savo veiklai, pavyzdžiui, švenčių dienomis ir susitarė su nuomotoju, kad šios dienos nebus įtrauktos į nuomos laikotarpį, už kurį bus išrašyta sąskaita, programos vartotojui yra sudaryta galimybė rankiniu būdu sutrumpinti atitinkamos sąskaitos eilutės, kurią programa suformavo iš aktų duomenų nuomos laikotarpį. Sąskaitos formavimo puslapyje atitinkamos eilutės stulpelėje veiksmai paspaudžiame oranžinį mygtukėlį. Atsidaro sąskaitos eilutės redagavimo puslapis, kuriame matome sąskaitos eilutės informaciją. Galime pereiti į kitus puslapius ir pakeisti šios sąskaitos eilutės pradžios ir pabaigos datas. Pakeičiame pradžios datą į vėlesnę. Ir paspaudžiame mygtuką skaičiuoti. Jei perskaičiuoti duomenys teisingi, paspaudžiame mygtuką naujinti. Matome, kad laikotarpis yra sutrumpintas. Po to pasirinkus šią eilutę ir nustačius kitus formuojamos sąskaitos duomenis, paspaudžiame mygtuką formuoti dokumentą. Sukurtas Excel failas įkeliamas į kompiuterį. Matome, kad jame laikotarpis yra sutrumpintas atitinkamų dienų skaičiumi. Sukūrus šią sąskaitą paspaudžiame mygtuką rodyti ir jau anksčiau įtrauktas eilutes ir pereiname į visų sąskaitų eilučių puslapį. Matysime, kad atitinkami duomenys atsirado šios eilutės stulpeliuose sąskaitos numeris ir sąskaitos data. O jei spustelėtume mygtuką rodyti tik dar neįtrauktas eilutes ir pereisime į sąskaitos kūrimo puslapį, eilutės, kuri buvo įtraukta į suformuotą sąskaitą, neliko sąskaitų eilučių, kurias galime įtraukti į naujai formuojamą sąskaitą sąraše.